Sveiki visi, esu Marius Dubnikovas ir 189 kartą apžvelgėme finansų rinkas, kas įvyko per savaitę. Įvykių nebuvo iš tiesų labai daug, bet keli ganėtinai svarbus. Tai pirmas dalykas, investuotojų rizikos suvokimos lygis krito iki žemiausio lygio per paskutinės, turbūt metus laiko, 12,8 punkto, vos 1 punktu aukščiau negu rekordinė žemuma per paskutinės 52 savaitės, kas liečia investuotojus, tai reiškia, kad investuotojai nemato rizikos investicijos. Antras dalykas tai yra Vokietijos pramonės užsakymų skaičius padidėjo 9% ir tai yra didžiausias paaugimas per paskutinius 4 metus nuo 2020 metų. Ganėtinai įspūdingas. Kalbame apie tai, kad pramonė Vokietijoje, kuri yra labai svarbi Lietuvai, yra susitraukusi iki, tarkime, nuo 2015 metų žemiausio lygio. Ir tai yra pirmoji kregždė, kad pramonė atsigauna. Kalbant apie valiutų kursus, tai valiutų kursai iš tiesų žemėjo. Rizika, kad Europa, sakykime, mažins palūkanų normas lėčiau negu Jungtinės Amerikos valstijos auga ir tai įtakoja euro kursą. Tai euras krito iki 1,07 punkto už 1,07 dolerio už eurą. Kas liečia kitas naujienas, tai yra puikios naujienos, tai yra dujos atpigo iki, tiesą pasakius, labai žemų lygių, 27 eurų už megavatą. Ir galime kalbėti apie tai, kad elektros kaina tikėtinai, kad mažės artimiausiu metu taip pat. Tai palies kiekvieną namų ūkį ir kas reiškia, kad iš tiesų mes turėsime daugiau pinigų kišenėse. Nafta svyruoja apie $80, kažkokių didelių pokyčių nėra. Pakilimas be abejo buvo, bet žvelgiant į ilgametį vidurkį, tai kažkokių pokyčių didelių nėra. Kas liečia istorinį pokytį, tai pirmą kartą Jungtinių Amerikos valstijų S&P 500 viršijo 5000 punktų. Ir tai vyko šią savaitę. Tai mes to labai ilgai tikėjomės, ta tendencija susiformavo lapkričio mėnesį. Ir iš tiesų tas augimas iš ties atrodo įspūdingas, nes per vos kelis mėnesius 800 punktų augimas, ko ne 20% šuolis, atrodo ganėtinai įspūdingai. Kiti rodikliai, tai vario kaina išlieka stabili, apie 3,70 kažkur tai dolerių už svarą ir didelių pokyčių čia nebuvo. Ir aukso kaina stabilizavosi ties $2000 už unciją ir indikacijų kažkokių tai didesnių nėra. Kitas susitikimas bus vasario 15 dieną ir pasimatysime tradiciškai 16 valandą.